Miške, kur ruduo piešia medžių lapus oranžinė, raudona ir auksinė spalvomis, gyveno mažas ežiukas Egis. Jis buvo labai smalsus, tylus ir kiek drovus, bet turėjo vieną slaptą pomėgį – piešti. Ne šiaip sau piešti, jis mėgo naudoti gamtos dovanas – uogų sultis, samanų purvą, beržo žievę ir net sutrintų žiedlapių miltelius. Visi jo piešiniai buvo spalvoti ir pilni vaizduotės. Tačiau Egis niekam apie tai nepasakojo. Jis pieždavo tik naktimis, kai visi miegodavo, o vėjas šnibždėdavo jam istorijas. Piešinius slėpdavo tuščiame medžių kamiene, vieninteliame savo muziejuje. Vieną dieną miške nuaidėjo džiugi žinia. Meškutė Mėta organizavo pirmąją spalvų parodą. Visi buvo kviečiami dalyvauti. Kas dainavo, kas pynė iš lapų vainikus, kas statė iš šakų skulptūras. Egis, nugirdęs apie renginį, pasijuto keistai. Jo širdis spurdo iš noro parodyti savo darbus. Bet taip pat ten glūdėjo baimė. O jeigu niekam nepatiks, o jeigu juoksis, svarstė jis. Ta patį vakarą jis susitiko pelėdžiukę Mirgę, kuri dažnai skatindavo draugus būti drąsesniems. Egi, tu juk nori dalyvauti, tiesa? Paklausė ji. Niekas negali parodyti pasauliui tavo kūrybos. Tik tu. Egis tik linktelėjo, bet vis tiek dvejojo. Kai atėjo pirmoji parodos diena, kiškučiai, voveraitės, net barsukai nešė savo kūrinius į pievos pakraštį. Egis stovėjo netoliese, laikydamas mažą maišelį su piešiniais, bet nežengė nė žingsnio į priekį. Kitą dieną, sumurmėjo sau. Tačiau kitą dieną ir vėl pasikartojo tas pats, ir dar kitą. Spalvų paroda ėjo į pabaigą, o Egis vis nesiryžo. Vieną vakarą, kai jis dar kartą slėpė savo piešinius, netyčia iš kišenės iškrito vienas lapas. Su ryškiu piešiniu, kuriame buvo pavaizduoti saulės spinduliai virš žydinčių pievų. Vėjas nupūtė jį ant tako, o pro šalį ėjusi voverytė Vita jį pamatė. Oi, koks gražus, sušuko ji. Kas tai nupiešė? Egis norėjo sprukti, bet negalėjo. Tai buvo jo piešinys. Nedrąsiai pakėlė akytę. Aš nupiešiau. Tu privalai tai parodyti visiems, sušuko Vita. Tai nuostabu. Naujiena pasklido miške. Iki paskutinės parodos dienos liko tik viena naktis. Ir Egis visą vakarą rinko drąsą. Jis surinko visus piešinius, atsargiai įvyniojo į klevo lapus ir nužingsniavo į parodos vietą. Paskutinę dieną jo kūriniai kabėjo ant šakų virš pievos. Spalvingi, gyvybingi, šilti. Prie jų sustodavo visi. Mažieji žvėreliai, seni barsukai, net stirnų šeima. Visi tylėjo, ne iš nuostabos, o iš pagarbos. Tai kažkas labai ypatingo, pasakė Mėta. Tai ne tik piešiniai, tai širdies balsas. Egis nuraudo, bet pirmą kartą gyvenime jautėsi ne tik priimtas, bet ir pastebėtas. Vakare, kai visi žvėreliai jau rinkosi skirstytis, Mirgė priėjo prie jo. Ačiū, kad parodei. Tu net neįsivaizduoji, kiek džiaugsmo atnešiai. Egis tyliai šyptelėjo. Aš bijojau, bet dabar nebe.